Jis išprotėjęs. Kaip su ko išlipti iš žemės? Tai mes, 17-mečiai, kovo 1 sukūrė Not Sailor Win kanalą, kad galėtume kelti kokybišką turinį. Tada viskas ir prasidėjo. Idėjų kūrimas, scenarijų rašymas, medžiagos montavimas. Nors ir turėjome gerų momentų, buvo nelengva. Video išleisdavom retai, o kokybė irgi nebuvo pati geriausia. Ir kai jau pagaliau atrodė, kad viskas ima gerėti, video pradėjom filmuoti dažniau, daugiau investavom į kokybę, atsitiko tai, ko labiausiai nelaukėme. Tajus išvažiavo į Norvegiją. Bet mes nepasiduosim. Iki jo išvažiavimo prifilmavom daug turinio, o per vasarą dar geriau išmoksime montuoti. Todėl, kai grįš Tajus, būsime visai kitame lygyje. Pasek ir pamatysi pats.